Išlipau dabar Nakano stoty. Čia yra toks rajonas, pavažiavus vieną stotelę nuo Šindžiuku stoties į vakarus. Ir kai išeini, iš karto matosi toks kaip molas po stogu. Čia vat iš karto pirmas šopas yra obanjakių tokia krautuvėlė labai skanių, tokių blinelių su įdaru. Ir va čia, kai praeisi šitą gatvę, ten galiausiai bus Nakano Broadway. Toks prekybos centras, kur daug tokių senesnių anime, manga dalykų, senesnių kolekcinių prekių, kaip pavyzdžiui McDonald's žaislai iš 90-ųjų, iš 80-ųjų. Tai jeigu esate tokių sendaikčių geek kolektininkas, kolekcionierius, tai manyčiau, čia vertėtų apsilankyti per savo kelionę į Tokijų. Va, šitie dalykai žiauriai skanus yra. Visą laiką, kai čia būnu, tai bent kelis paimu. Tai kaina nėra didelė, tokia vat 160-180 jenų, tai čia po euriuko kažkokį. Kažkur. Gerai, toliau praeinam pro šitą gatvę po stogu. Čia galima pamatyti daug mažų parduotuvėlių prieš einant į Nakano Broadway. Visokių absoliučiai. Va čia, pavyzdžiui, vaistinė yra su kosmetika. Čia kitoj pusėje takojakių Octopus Balls gamina. Taigi toks skanus dalykas. Tada va čia teta ryžius kažkokius daro. O čia galima pamatyti, kad sušiukus galima nusipirkti visai neblogus. To go only, reiškia, viduj valgyti neduoda, bet va tokią va dėžutę gali gauti. Su ikrais, su viskom, su jūros ežiu 2500 jenų, tai čia būtų kokių virš 15 eurų gal. Ir patys va tie sušiukai labai gražus. Šitas atragavimo rinkinys 1400, tai čia 10 eurų nekainuoja. Bet čia super šviežia ir super good turėtų būti. Tada čia kavinė, čia šalia ramenų šopas. Tenai va irgi yra kario šopas. Per tokį aparatuką galima susimokėti ir pasiimti. Nu ir žinoma, kur vieta, kur labiau panašiai for anime fans, tai ten matosi, kad labai gražu, labai įdomu apsilankyti. O iš tikrųjų viduj ten yra tiesiog pačinko kazino aparatai, kur tiesiog leidi pinigus, gauni metalinius rutuliukus. Toliau praeinam vėl batai. Ir van ten jau, jeigu toliau pasižiūri, matosi pavadinimas Nakano Broadway. Tai ten jau yra ta pagrindinė, kaip sakant, parduotuvė, prekybos centras, kur bus daug tokių mažų parduotuvėlių, kur galima pasižiūrėti visokių sendaikčių. Kartais ir naujienų turi, bet pagrinde čia važiuoja žmonės, kurie tų tokių senesnių žaislų, senesnių kortų ieško. Ten, man atrodo, kokie 3-4 aukštai į viršų. Ir dar yra rūsys. Rūsyje yra food courtas. Ten yra, man atrodo, labai tokie dideli 10 aukštų ledai. Bent jau 17 metais buvo, nežinau, ar dabar išliko ta vieta. Žiauriai irgi tokia instagraminė vieta. Good stuff. Ir ten daug visokių kavinių apačioje yra. Šiumai koldūnai labai skanus. Bet pagrindė atvažiavom apsižiūrėti į geeky stuff. Pavyzdžiui, aš ieškau kelių labai tokių senų figūrėlių. Iš tokių 2005-2004 metų anime. Ir daugiau aš jų Akihabaro niekur nemačiau.
Va dabar einam į tą Nakano Broadway. Tai va, tai galvoju, gal čia rasiu. Bet to draugams suvenyrų irgi visokių įmaučių kortų paieškot. Gera vieta. Va čia ateini iš karto skaniestų parduotuvė suvenyrinių. Tada jau prasideda laikrodžiai. Nu ir tokia labiau elektronika pirmam aukšte. Jau ten apėjus į 2-3 aukštą, ten jau bus tokių labiau retro toys. Va čia vaikštai Nakano Broadway ir čia gali rasti, pavyzdžiui, Alfų. Kas atsimena Alfą? Per TV3 rodė. Čia vat Gremlinai yra, Gizmo Kaka. Furbiai. Čia apačioj matau pliušiniai Garfieldai. Iš tų vat irgi per TV3 rodomų buvo serijų. Vat galima Disnėjaus rasti žaislų. Čia pasižiūrėk tokie senoviniai Teenage Mutant Ninja Turtles vežliukai ninjas. Oh my god, čia visa petsų lentyna su skirtingais faceais. Čia irgi vežliukų nindzų žaislai, va, vežliukų nindzų transformeriai. Aš nežinau iš kurių čia metų, kelintų čia metų, bet atrodo tokie, kad, nu, old stuff. Iš 90s ir 2000s, man atrodo. Čia Japanese toysai senesni dar. Kažkokie kaidžų. Va jeigu kažkas sako, kas yra seni japoniški žaislai, tai dažniausiai įsivaizduoja va tokius va robotus. Voltronus. Visokius. Tai va, Nakano Broadway tokių tikrai galima rasti ir dar su pakuotėm. Kaip jie atrodo. Nu va, kas atsimena Sailor Moon, per LNK rodė. Tai čia vis dar Sailor Moon galima rasti daugybę prekių. Tokį truputėlį retro. Va, perfekt, jeigu nori būti mėnulio jūreivė, gali persirengti, pasiimti skeptrą ir gyventi savo nuostabiam fantazijų pasaulyje. In the name of the moon. O čia labai senų mangų radau. Tokios jau su truputį kampais pabaltavusiais. Nu, bet matosi, kad čia ne naujovės, ką tik Akihabaroje atsiradusios. Čia jau yra vintažas. Tai va, nuėjau į vienos parduotuvės vidų. Man leido čia truputėlį pafotkinti. Ir aš radau visai įdomių žvaigždžių karų figūrėlių. Čia grinai vat panašu į tas, kur per Pawn Collectibles per Netflixą, kur kolekcionieriai atneša ir gali nusipirkti arba ten parduoti kažką už didelės kainas. Bet šitas panašu, kad jau yra remake'ai truputėlį tokie, nes labai jau pakeliai tokie naujai atrodantis. Bet tai kainikiai irgi vat už Boba Fettą
60 euriukų kokių. Episode 1. Įvokai. Gamorrean gardai. Tada radau tokią vat lentyną. Čia jau yra metalinės figūrėlės, taip kainuojančios irgi neblogai. Ir va čia apačioje aš matau Kennerio figūrėlės žvaigždžių karų. Tai va čia tai man atrodo yra pats didžiausias gėris Star Wars žvaigždžių karų kolekcionieriams. Nes pavyzdžiui, va šitas Boba Fettas, ane? Jisai kainuoja labai daug. Aš dabar net galvoju, nesuskaičiuoju kiek, bet vat užrašysiu viršui per editinimą, kiek jis kainuoja. Spėju, va čia yra the good stuff. Arnį radau, Schwarzeneggerį iš Terminatoriaus. O čia tas bičas, kur skystas metalas. Čia yra Indiana Joneso action figūrinai. Tai va, toks labai disnėjiškai westerniškas epizodas jaučiu gavosi šiandien. O, čia vieni mano draugai labai apsidžiaugs. Back to the Future stendukas. Čia irgi toks pakankamai senas stuff. O toks mažiukas Martis. Kokiu 30 eurų kainuoja, gal daugiau. Čia dar apačioj truputėlį yra. Ten matau Back to the Future atributikos kažkokias. Jeigu vat esate žmogus, kuriam modeliukai patinka mašinėlių, tai čia vat yra begalė jų. Ir tokios dėžutės pakankamai jau tokios pasenusios, tai greičiausiai, kad jau nebegamina jų. Bet vat galima čia Nakano rasti. Nu jo, čia kainikės tokios žiaurokas truputėlį kai kurių mašinų. Po 100 PM ir po 200 yra eurų. Toks keistas pastebėjimas, jo čia fotkinti ir filmuoti negalima, bet vis tiek. Fake Pokemonų kortos Japonijoje tokių nebūna. Bet jie, aišku, pasirašė, kad čia replika yra, tai, gal ir apeina tada šitą dalyką. Va, yra tokie vartai 4 aukšte. Čia yra tiesiog įėjimas į Mandarakę parduotuvę, kur vat galima rasti visokių vat tokių senovinių robotų. Radau Urusai Yatsura 83-85 metų volumus. Čia yra vintažas, kurį aš pripažįstu. Va čia aš net neįsivaizduoju, iš kelintų metų čia yra Pokemonai. Bet jie yra tokie old. Atrodo kaip moliniai, galbūt ir yra moliniai. O taip eini Nakano ir matai local Pokemonų kortų klubas. Kokiem 8 žmonėm mini turniriuką pravest. Ten bičas tarėsi dėl kortų kainų su kasininku.
Man tik dabar daėjo, kad čia yra ta vieta, kur Trašteistas savo food challenge darė. Vat jum yra anime turizmas. Nu, neištvėriau. Nuėjau į šitą vat vietą ir nusipirkau 2 tokius blinukus storus, o viduj yra aplikytas kremas. Labai jau aš juos mėgstu. Tikiuosi patiko mano kelionė į Nakano. Tikiuosi pamatėt kažką naujo ir įdomaus, arba seno ir nostalgiško. Nu, kas toliau? Po to aplankysim kokį nors kitą rajoną. O kol kas pasubscribinkit, uždėkit kokį laiką ir komentariuką man ten apačioj palikit ir susitiksim kitame video.